Aš gimiau netoli Trakų. Visiškai šalia demarkacinės linijos tarp Lietuvos ir atimto Vilniaus krašto. Ir turbūt aš su mamos pienu gavau vieną, tai meilę šitam kraštui. Siena su vielomis spygliuotomis. Tai man ir buvo tas signalas ir tyla, kodėl taip nedaug apie Lietuvą kalbam. Mano tėvai irgi dokumentuose buvo įrašyti lenkais, o senelių dokumentuose nebuvo jokio įrašo, kur yra tautybė buvo brūkšnys. Mano gamta, kokia švelni mano kalba, kokie darbštūs mano žmonės, kokie šviesos mano svajonės.